Jūs esat žavus kaip skuduras iš sąvartyno ir turite žemiausios pakopos bankinio klerko išvaizdą. Ir klausimas, kurį noriu paklausti, ir kurį nori visi paklausti, kas toks esate? Aš niekad apie jūs negirdėjau, niekas Europoje negirdėjo apie jūs. Aš norėčiau jūsų paklausti, prezidente, kas už jūs balsavo? Ir kokiais mechanizmais? Viskas, ką aš žinau, yra tai, jog demokratija jums labai nepatinka. Ir kokiais mechanizmais Europos žmonės galėtų jūs pašalinti? Ar tokia Europos demokratija? Ir beje, matau, kad turite kompetenciją bei galės ir esate pavojingas. Ir aš net nei kiek neabejoju, kad ketinate būti Europos demokratijos bei tautinių valstybių samdomų tylių žudikų. Kaip matau, jūs apskritai esate pasišlykštėjęs pačia tautinių valstybių egzistavimo koncepcija. Galbūt tai dėl to, kad esate kilęs iš Belgijos, kuri yra apskritai beveik ne valstybė. Bet nuo to laiko, kai jūs perėmėte valdymą, mes matėme, kaip Graikija buvo paversta protektoratu. Sere, jūs neturite jokios teisės užimti šitas pareigas. Aš galiu su pasitikėjimu tvirtinti, kad atstovauju didžiąjai dalį Britanijos žmonių, sakydamas, mes nežinome, kas jūs esate, mums jūsų nereikia ir kuo greičiau būsite sugrąžintas į džiunglės, tuo geriau.